sureaguojant, turbūt žiūrėkit, tai gal ir nesitikėjom, gal šiandien rezultato, galbūt yra gerai, kad įvyko ta diskusija, visgi labai plati tai vyko diskusija, labai vertinom, kad jūs visi tikrai atėjot ir girdėjom, ir turbūt neišvengsim, jūs politikai, jūs politikuojat, kaip žaidėjai žaidžia krepšinio aikšteliai, viską gerai, tik tai negalvokit, kad mes irgi čia yra naujokai ir to nesuprantam ir kritiškai negalim vertinti visko. Prisimenat, ir aš esu labai senas, aš esu seniausias šitoje organizacijoje, mano organizacijoje, kuris pergyveno ir organizacijos daug skilimų ir matęs čia politikų, yra buvęs dėrybų su visais buvusiais premjerais ir ministrų pergyvenęs jau nežinau kiek. Viską girdim, viską vertinam, bet mes ko dabar norėtumėm. Ir ne kažkokių tai teisinimusių ar panašiai, išsuprantam, kad nėra lengva rasti sprendimo, bet visgi geranoriškumo dabar išsiklausyti. Ir čiagi, kur mes kalbam be spaudos, taigi galim nebepolitikuoti, ieškoti sprendimo ir susitarimo. Po to jau išeikim, visi žaiskim savo žaidimus, visi politikuokim, viskas tvarkoja, visi orientuokimės. Bet čia, jeigu mes rastumėm tikrai sutarimą su visom partijom, tai tikrai, man atrodo, visiems gerai, ką ir sakot, visi iškėlė galvas, galėtume atsakyti, kad jūs įvykdėt tą, ką susitarėt partijos, tai eitumėm toliau, tobulintumėm partijos sutarimus ir jeigu įtrauktumėt bendruomenės realiai, ne taip, kad įtraukėt, ne va tai per kažkokius komitetus, kur pasakėt, galit pateikti pasiūlymus, tai mes jau neteiksim. Ir jeigu jūs siūlot mums eiti į teismus, tai čia jūs siūlot kurpaitės nešioti, jūs nueikit į savivaldybės, kiekvieną sustarkit ir apskūskit duomenų. Neįsim, neskūsim. Čia jūsų netgi būtų darbas, mes žinom, kiek mes uždirbom. Ir čia galima teisintis ar čia žaisti tais skaičiais, ką tas duos. Sakau, čia negrįžkime tuos laikus, kai išeidavo partijos pirmininkas ir pasakydavo, kad gyvenom gerai, o realiai visi žinom, kaip gyvenom. Bet vėlgi, nekaltino čia nei vieno, suprantu jūs visus politikus, bet visgi pakvieščiau, yra dabar laiko, ką Ieva sako, aš tikrai nenoriu tikėti, kad mes gyvenam valstybei, kaip Šiaurės Korėja, kur yra nuspręsta, kaip kas visi nubalsuos. Tai aš tikrai tikiu dar naiviai galbūt, kad galima visada paveikti ir mes turim precedentų ir 2008 metų balsavimą Seime, kai labai panaši buvo situacija ir buvo atsižvelgta, išgirsta, tai reiškia, mes dar esam demokratinė valstybė, kai visgi Seimas gali nuspręsti, jis turi teisę balsuoti. Tai palikim tą teisę Seimo nariam balsuoti ir tikrai, man atrodo, jums visiems naudinga būtų ir politikam susitarti su, ne kažkaip tai imituojant, bet realiai su švietimo bendruomenė. Aš suprantu, jūs galite žaisti susitarimus su kitom profesiniam sąjungom ir labai prisimenam, kaip ir kiti žaidėt iki mūsų, tai negalvokit, kad tai nėra irgi likę kažkokių tai nuoskaudų ir jeigu jūs kalbate apie etatinį, tai mes matom ir kitų scenarijų, kokių yra buvę, bet mes nenorim grįžti prie kažkokių tai nuoskaudų ir pasirengę su jumis visais kalbėtis, negyvenant įsižeidus, kaip jūs ten mus trypėt, taip kaip galbūt taip, bet mes pasiruošę ir mes nesam naivus ir mes tikrai nesiruošiam niekur atsitraukti ir panašiai, toliau dalyvauti ir stebėti ir vertinti situaciją ir mes tikrai kalbėsim arba su visais, arba kalbėsim su tais, kurie norės kalbėti ir susitarti ir mums tinka abu scenarijai, kaip sakom, jeigu jūs pravažiuos valdančioji ir nenorės susitarti, eisim tikrai ir tarsime su visa opozicija, bet mes norėtumėm, kad švietimas taptų visų reikalas. Kaip jūs susitarė dėl gynybos, tai kodėl mes negalim kažkada susitarti dėl švietimo. Tai dabar ir švietimo bendruomenė visi įsitrauks ir tikrai čia pas mus nėra politikos. Visa mano komanda nedalyvavo ir nedalyvaus politikoje ir mes niekur nedalyvausim ir pamatysit, jūs galite kaltinti mus ar panašiai. Mes norim išlaikyti neutralumą, aš džiaugiuosi, kad visų politinių partijų dalyvauja čia ir streikia. Interesas mūsų visų aukštesnis, nepriklausomai, kurie ir dalyvaus politikoje. Tai bet visgi turim suprasti, kad nežaiskim ir čia be jokios ten populistikos. Vis tiek turi būti svarbus ir vaikai visuose mūsų žaidimuose ir mokytojai ir mūsų visų gyvenimai. Kažkiek, ne? Tai paskui jau politikuokim. Tai tikrai ačiū, kad atėjot. Yra dar laiko. Mes atviri diskusijom su visais ir tikrai eisim diskutuoti su visais
neskirstysim ir mes norim susitarti su visom politiniam partijom. Su kuo pavyks susitarti, čia jau nuo jūsų priklauso ir nuo jūsų sprendimų. Tai ačiū tikrai. Ačiū.